Sveiki. Šiandieną kalbam apie tą praktiškai paskutinę lapkričio savaitę ir ką mes galime nuveikti, kad mums sektųsi ir būtume sveiki ir laimingi. Bet pirmiausia, kaip visada, prašau spausti patinka ir prenumeruoti mūsų kanalą ir savaime suprantama, kad stebėti spausti Facebooką, nes aš ten dedu visą informaciją, nes kitų platformų nelabai moku naudotis. Taigi, tęsim. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad labai gera savaitė bus tiem, kurie labai daug judate, važinėjate, kurie turite daug komandiruočių arba jūsų darbas yra susijęs su važinėjimu iš vieno objekto į kitą. Taigi turėsite ir darbo, ir uždarbio, ir sėkmė jūs lydės, ir kelionės neprailgs. O tie, kurie dar nevažinėjate į komandiruotes, tai galite netikėtai išvažiuoti kažkokią komandiruotę, į kažkokią tai darbo kelionę. Aišku, tie, kurie sakote, kad mes atostogų jau ruošiamės, tai irgi tinka, bet čia jau vis tiek labiau ta darbinė linija, bet jeigu ir į atostogas skrendat kažkur, tikrai viskas labai puikiai, nes kelionėm bet kokiom yra susiję, Merkurijus yra palankus visom kelionėm. Dabar kitas dalykas, kas yra labai stipriai išreikšta, tai kada bendrai darbas seksis. Nes darbas, jūsų asmenybė bus pakilime ir matyti jūs dar nesiruošiate į tą šventinį tokį pasniką, savęs ribojimą eiti, kadangi tikrai dabar yra labai palankus laikas, labai daug dirbti, uždirbti, planuoti dalykus, tuo labiau, kad ir mėnulis yra labai tam palankus. Dabar lydėsiu sėkmė. Ši savaitė yra pakankamai sėkminga visų profesijų žmonėm. Nes Jupiteris kaip kažkokia tai kaip gerasis fėjus, geroji fėja, mus apgaubė savo sėkmingais kažkokiais tai apvalkalais. Dabar Neptūnas yra irgi labai palankus šią savaitę, bus ateinančią savaitę. Tai padidintas noras grožio, galbūt sugalvosite prisipirkti bilietų į koncertus, į parodas, į teatrus, į kažkokius tai renginius, nes ir čia gali būti tai, kad jūs šią savaitę ateinančią pirksite bilietus į daug kur. Kaip būna, žinot, internete, kaip dabar žmonės mėgsta pirkti, tai nusipirksite galbūt iki pat sausio vidurio į visokius renginius, bilietus ir būsite tokie pakylėti per kultūrą, meną, grožį, estetiką ir kitus dalykus. Jeigu patys esate menininkai, tai galite sulaukti pripažinimo arba pasiūlymo dalyvauti kokioj parodoj, gal kalėdiniai, gal dar kažkur tai. Ir jūsų tos pastangos, kūrybinės galios bus pamatytos ir jūs būsite įvertinti. Tai irgi labai maloni žinia. Bet, kaip mėgstu sakyti, nėra tos bačkos medaus be deguto šaukšto. Tai dabar kurioje vietoje mes galime sulaukti deguto šaukšto? Konfliktiškumas. Labai turėsite problemų, kurie turite paauglius, kurie yra, galbūt tokie dabar tokioj būsenoje, kaip vaikai, biški nevaldomi būna, taip? Tai gali suaktyvėti vaikų nepaklusnumas, kažkokios neadekvačios reakcijos į tam tikrus dalykus ir konfliktiškumas su sociumu. Tai jau matėm, kaip kažkas tai vyksta, reiškia, kai konfliktuoja visą savaitę virė, taip, iki vakar, kol tą vaiką atidavė. Tai čia irgi yra susijęs su astrologinė situacija. Tai tik tai čia, kai naujagimis yra vienaip, o kai su paaugliukais yra kitaip. Taip pat ir patys galite norėti labai konfliktuoti, aiškintis, kas yra teisus, kas neteisus. Aišku, namų teritorijoje tai nėra taip pavojinga, bet jeigu pradėsite tai daryti darbe, tai tikrai neišmintinga ir tikrai to nedarykite, nes neapsimoka. Praeis ta įtampa, praeis ta Urano įtaka,
nuotaką ir viskas vėl atsistos į vietas. Todėl konfliktai šią savaitę yra ne tik nepageidautini, bet ir gali atnešti sudėtingesnės pasekmes. Turint galvoj, kad daro poziciją ir su juodu mėnuliu sudaro. Tai vėlgi tai su mūsų, reiškia, mums sukels vidinius kažkokius dumblus senus. Kažkokias užmirštas nuoskaudas galbūt, nepasitenkinimą, gal atsiminsit, kaip kažkas jūs kažkada tai nuskriaudė per 120 metų. Tai nereikėtų į tai kreipti dėmesį, kadangi, kaip sakau, visada gėris, prie gėrio visada stovi tas lašelis to juodo taškelio, kad išmoktume matyti susibalansuoti ir būtume išmintingi ir suprastume, kad reikia būti ne vertintojais, o tiesiog stebėtojais. Taigi, brangieji, visais atvejais mūsų laukia labai puiki savaitė, pakankamai harmoninga ir svarbiausia, nekreipkite dėmesio, kas aplinkui vyksta, žiūrėkite savo šeimos, vaikų, namų, tėvų ir pamatysite, kaip visas pasaulis gyvens harmonijoje. Taigi, neužmirškite mūsų palaikyti spaudžiant patinka, prenumeruojant ir stebint Facebook'e ir iki kitos savaitės. Ate.